Laspo buvo, bet tai buvo ir VVK žiedas, buvo dar Bekelės panuose irgi. Bekelės panuose tai zašabys. O tai, blėt, žiūrėk, o tai kas ten keturačiai čia, kur buvo tas, nakoj, orientacinės 4x4 čia, kai važiavo, blėt, Ignalina, nakoj, čia iki jūros. Tu irgi dalyvavai ten? Lauk, kokio. Čia vasara buvo, blėt. Tai ten enduro. Ne. Ten keturatis kažkaip vadinosi, blėt. Ne. Keturačiai EU. Jo, ten, blėt, su džipais, nakui, su keturačiais. Ne, ten nelibė keturačiai jau, tai negalėjau. Gladiatoriai? Duok pakas. Ne, tai čia su keturačiais negalėjo važiuoti. Enduro ralis yra. Ai, su džipais tai perimetrai. Jo, va, perimetras. Tai perimetras, bet tai prie ko čia keturačiai? Nu, tai pavažiavo ir keturačiai keli. Tai čia taip. Remyga, interviu. Ką galit pasakyti apie Šiaulius? Ką jūs čia veikėt, iš vis atvažiavęs? Ne, tai iš tikrųjų nuostabus miškai, nuostabus upeliai. Iš tikrųjų smagi tauta. Smagiai priimė, ne? Tautinis bardakas jums patinka, ar? Ne, tai paliubomu. Viskas labai gražu. Iš tikrųjų, realiai galima važiuoti čia. Yra į kur važiuoti, ką veikti yra. Iš tikrųjų, jau nešneku apie laidus. Jau nešneku, bet yra kultūra. Čia viskas tvarkoja. Milicija nesikabina, gamtosaugininkai nesikabina, nes jie nespėja pamatyti mūsų iš tikrųjų. O realiai gražu, viskas gražu. Ačiū.